Todėl šiandien aš labai džiaugiuosi, kad turim konferencijoje gyvą vengrą, Vengrijos atstovą, tai yra daktaras Arpad Jozef Mešaros, Marija Kop demografijos ir šeimų instituto viceprezidentas strategijai. Jisai skaitys pranešimą Šeima pirmiausia, Vengrijos šeimos politikos patirtis. Prašom. Thank you very much. Good afternoon for everyone. Dėkoju, sveiki visi ir man tikrai garbė dalyvauti šiame renginyje. Taigi, visų pirma, ką norėčiau pasakyti, tai yra, kad negalėčiau sutikti labiau su tuo, ką mes jau iki šiol išgirdome šioje konferencijoje. Buvo pasakyta tikrai labai daug svarbių dalykų. Tai yra tai, jog turi keistis mūsų visuomenių nusistatymas tam, kad galėtume įveikti demografijos iššūkį tiek mūsų tautose, tiek mūsų šalyse. Aš atstovauju Marijos Kop demografijos ir šeimų institutą, tai yra analitinis centras, kurį įsteigė Vengrijos vyriausybė 2018 metais. Tai yra tyrimų institutas. Tad galbūt galėsiu kažkuo papildyti šios dienos konferenciją, kadangi tenka dirbti su šeimos politika ES valstybėje narėje. Ir tikiu, kad ir mūsų perspektyva būtų vertinga išgirsti ir jums, tai yra išgirsti, kaip veikia Vengrijos šeimos politika, kokia yra mūsų šalies patirtis, kiek tai yra susijęs su šiais klausimais. Taigi, kai kalbame apie šeimų apsaugą, pasitelkiant šeimos politiką, tai mes kalbame apie tokias politikos priemonės dėl keletos priežasčių, į kurias reikėtų atkreipti dėmesį. Viena jų tai yra demografinė perspektyva, kita tai yra ekonominiai argumentai, taip pat emocinė gerovė, taip pat ir tautos egzistavimas. Tai yra priežastis, dėl kurios mes kalbame apie šeimos apsaugos svarbą. Kai kalbame apie šeimos politiką ir demografinę situaciją Vengrijoje, reikia paminėti, jog nuo 1981 metų mūsų šalyje gyventojų skaičius yra mažėjantis. Yra kitas svarbus demografinis efektas, į kurį reikėtų atsižvelgti. Tai yra nuo 2010 iki 2024 metų moterų nuo 20 iki 39 metų amžiaus skaičius sumažėjo bent 20%. Tai yra didžiulis visuomeniai praradimas. Čia matote ir grafiką, kurioje atspindėtas tas didelis gyventojų sumažėjimas. Tai yra nuo 1981 gyventojų skaičius nuolat mažėja. Moterų nuo 20 iki 39 metų ir vyresnių nei 40 skaičius matote, keičiasi ir tai turi poveikį visai visuomeniai. Visuomeniai, kuri yra Europos viduryje. Tai kai kalbame apie ekonominės priežastis šiai demografiniai situacijai, tai pas mus nėra ekonomikos augimo ir tvaraus vystymosi bei vaikų gimimo ir šeimos stiprinimo politikos. Vengrijoje taip jau yra, kad tėvystė ir darbas yra vienas kitas skatinantis veiksniai. Ir tam tikrą prasme tai yra žiūrima į tai kaip investicija į šeimą. Kai kalbame apie emocinę gerovę, tai mylinti, harmoninga šeima, gera santuoka yra lemiami sveikatos apsaugos veiksniai. Taigi gyventi šeimoje yra naudinga. Taip pat palaikanti šeima yra geros gyvenimo kokybės pagrindas ir būtent todėl visuomenės būklė yra laikoma tokia pat gera kaip ir šeimos būklė. Na ir pabaigai norėčiau pabrėžti ir tautos egzistencinį aspektą. Tai būtent iš šios perspektyvos šeima yra kaip pagrindinis visuomenės vienetas ir tautos išlikimo garantas.
Ir dėl to Vengrija saugo santuokos institutą kaip vieno vyro ir vienos moters sąjungą, įsteigtą savanoriškų sprendimų ir šeimą kaip tautos išlikimo pagrindą. Tai yra skelbiama mūsų konstitucijoje. Kai kalbame apie šeimos politikos principus, dirbančios šeimos politikos principus, kai imant Vengriją kaip pavyzdį, tai čia reikėtų paminėti 5 svarbius ramščius, į kuriuos verta atsižvelgti. Tai yra, tėvystė turi būti finansiškai naudinga. Šeimos turėtų gauti pagalbą dėl būsto nuosavybės. Vidurio Europoje taip jau yra tokia tendencija, kad šeimoms yra svarbu turėti savo būstą, kur yra gyvenama su savo šeima. Tai yra aktualu ilgalaikėje perspektyvoje, na, o mums tai yra saugios šeimos ateities pagrindas. Šeimos politika turėtų būti orientuota į motinas ir visi šalies gyvenimo aspektai turi būti palankus šeimai. tą norėčiau pabrėžti, būtent šį ketvirtąjį principą, nes tai yra susiję su visuomenių mąstymo pokyčiais, kurie gali padėti palengvinti tuos neigiamus veiksnius, kuriuos paminėjo ir Jeržis, veiksnius, kurie yra pastebimi daugelį ES valstybių narių. Ir tai yra susiję dėl įvairių tarptautinių agentų, tarptautinių institucijų veiklos. Mes kartais netgi jaučiame, kad ir ES institucijos įveda politikos priemonės, kurios tam tikrą prasme būna nepalankios šeimoms mūsų visuomenėse. Na ir galiausiai ketvirtas ramstis, tai yra šeimas ir vaikai turi būti apsaugoti įstatymais. Yra daugiau negu 30 skirtingų priemonių, kurios apima visą gyvenimo kelią. Čia, kai kalbame apie Vengrijos šeimos politiką, aš kiekvieną jų nevardinsiu, tiesiog norėčiau, kad turėtumėte bendrą supratimą, kokios tai yra priemonės. Tačiau prieš leidžiantis į detalės apie šias priemonės, norėčiau parodyti šeimos, paramos šeimai priemonių sistemą Vengrijoje. Tai yra, išmokos yra susijamos su užimtumu. Kaip jau sakiau, darbas ir šeima yra vienas kitą palaikantis veiksmiai. Taip pat šeimoms turi būti sudaromos galimybės rinktis, tai yra likti namuose iki 3 metų arba grįžti į darbą. Čia, kai kalbame apie vaikų atsiradimą šeimose, tačiau sprendimas turi būti paliekamas tėvams, o ne institucijoms. Daugumą išmokų galima gauti jau po 12-osios nėštumo savaitės, tai yra gyvybei palankus požiūris egzistuojantis Vengrijoje. Taip pat yra atsižvelgiama į kartų solidarumą, kuris yra būtinas mūsų visuomenėje tam, kad būtų sukurta tvirta visuomenė. Taip pat turime ir jaunimui skirtas priemonės, ne vieno, keletą tų priemonių. Viena iš jų tai yra jaunuolės iki 25 metų, kurių pajamos neviršė vidutinių pajamų lygio, yra taikoma gyventojų pajamų mokesčio išimtis. Tai yra gera mintis paskatinti jaunus žmonės ateiti į darbo rinką, pradėti dirbti. Norėčiau parodyti skaidrą, kur galite matyti tokių priemonių poveikį. Viena iš tų priemonių buvo parama mokantis kalbas ir užsienio kalbų ir įgūdžių mokėjimas jaunuolių tarpe tikrai yra pagerėjęs. Taip pat yra ir jaunoms poroms skirtos priemonės. Tai yra vienas svarbiausių politikos priemonių, prisidedančių prie gimstamumo didinimo šalyje. Svarbiausios, efektyviausios priemonės yra gyventojų pajamų mokesčio netaikymas jaunoms susituokusioms poroms ir mamoms. Taip pat galima gauti subsidijas, tai yra 11 milijonų
milijonų Vengrijos forintų, tai yra apie 27 000 eurų dydžio subsidija susituokusiams poroms, kuri gali padėti pradėti šeimos gyvenimą. Daugeliu atveju žmonės renkasi išnaudoti tas subsidijas įsigyti būstui, tiesiog spręsti su būstu susijusios problemas. Ši priemonė tikrai labai padeda spręsti vieną didžiausių iššūkių kylančių jauniems žmonėms, jaunai kartai, kuomet yra priimamas sprendimas turėti vaikų. Čia matote, kaip pasikeitė sutuoktinių porų, kuriuose gimsta vaikai dalis, lyginant su kitomis Europos valstybėmis. Ir Vengrijoje situacija šiuo atžvilgiu tikrai labai pasikeitė įvedus tokias paramos priemonės. Toliau šeimos su mažais vaikais. Tai yra vaikai, kuriems yra iki 6, kartais reikia 8 metų, yra labai svarbios. Tai su jomis yra labai svarbus klausimas, tai yra pajamų praradimas bent vienam iš partnerių šeimoje. Na, iš esmės, dažniausiai tai yra mamos. Daugelį atvejų mamos dėl tokios priežasties renkasi daugiau nebeturėti vaikų ar apskritai neturėti vaikų. Tad mes manome, kad šiuo atžvilgiu, kaip jau minėjau, tam, kad šeimos rinktųsi šeimos gyvenimą, gimdyti vaikus, yra numatytos priemonės pasirūpinti šeimų pajamomis. Ir yra matoma, kad tos priemonės tikrai labai padeda paskatinti mamas priimti sprendimą turėti vaikų. Tuo pat metu tokios vaiko priežiūros išmokos padeda daugeliui šeimų priimti sprendimą grįžti ir į darbo rinką ir gauti ir toliau vaiko priežiūros išmokas kartu su uždirbtu atlyginimu. Tai sudaro galimybę palaikyti pajamų lygį šeimoje. Ar pagerinti šeimos finansinę padėtį, lyginant su finansinė padėtimi iki vaiko gimimo. Tačiau vaikui sulaukus 3, 7 ar 8 metų amžiaus parama nesustoja, tai yra įvairių skirtingų svarbių priemonių skirtų paremti šeimą visų vaiko auginimo etapu. Tai yra tol, kol vaikai jau patys pradeda savo gyvenimą kaip suaugusieji. Norėčiau parodyti dar vieną svarbų pokytį Vengrijos sistemoje. Tai yra vaikų motinų, vaikų nuo iki 6 metų motinų užimtumas Vengrijoje yra taip pat smarkiai pagerėjęs. Čia matome, jog mūsų tokių motinų užimtumo vidurkis gerokai viršija ES vidurkį. Taip pat kalbant ir apie didelės šeimas, tai tas pats yra pasakytina, kadangi mūsų šalyje veikiančios paramos priemonės sudaro galimybę moterims tiek auginti vaikus, tiek grįžti į darbo rinką ir auginti ne vien tik vieną vaiką.
And also I wanted to show you that it is a well-known fact that in Hungary housing Taip pat norėjau parodyti, jog būsto klausimai, kai kalbame apie šeimas, yra labai svarbus. Čia mes kalbame ne tik apie būtų namų prieinamumą, bet ir apskritai dauguma vengrų norėtų turėti savo būstą, ar namą, ar butą. Tad yra keletą būsto paramos priemonių. Atsižvelgiant į šių priemonių teikiamą poveikį, mes matome, kad daugiau negu 90% vengrų turi savo nuosavą būstą. Tai yra 1/3 namų skirtų šeimoms yra renovuoti pagal skirtą paramą šeimoms. Ir tai, jog mes teikiame minėtas subsidijas šeimų būstui, tikrai tampa labai veiksminga priemonė. Taip pat mes, aišku, siekiame ne tik teikti finansavimą šeimoms, kas jau buvo minėta ir ankstesnių kalbėtojų. Labai svarbu sukurti remiančią sistemą, palaikančią sistemą, pagal kurią yra užtikrinamos vaikų priežiūros paslaugos šeimoms priešingų atveju. Tėvai tiesiog negali vėl grįžti į darbo rinką ir tuo pat metu auginti vaikų. Taigi turime tokią sistemą, kad yra atkuriama vaikų darželių sistema, yra padidinamas vietų kiekis vaikams. Tai yra užtikrinamas privalomas ir nemokamas vaikų darželis nuo 3 metų amžiaus, užtikrinamas nemokamas maitinimas vaikų. More than 1 million children given a holiday opportunity in Hungary. And in respect of the older people, because I said that the intergenerational solidarity is a very important issue. Kadangi jau minėjau, žmonių senėjimas yra taip pat labai aktualus, taigi turime priemonių ir vyresnio amžiaus grupiai. Which helps for a lot of women to take part in the family life of their children. Tai yra sudaromos galimybės vyresnio amžiaus moterims prisidėti prie mažų vaikų auginimo. Todėl mes galime pasakyti, kad stipresnis bendradarbiavimas tarp kartų padeda vaikų auginimui. Tai yra 80% vyresnio amžiaus žmonių, tai yra senelių, bent kartą matosi su savo anūkais. Kitas svarbus aspektas tai yra šeimai palanki aplinka. Tai yra labai svarbu valstybei tam, kad būtų atkurta tai, kas buvo prarasta per pastarosius 50 ar 40 metų. Mes pastebime, kad yra tendencija kurti tokią aplinką ne tik Vengrijoje, bet ir kitose šalyse, kadangi keičiasi mąstymas. Buvo priimta keletą labai svarbių priemonių Vengrijoje. Aš tiesiog norėčiau pasakyti aiškiai, kad kadangi keičiasi mąstymas, atsiranda ir pokyčiai darbo vietose, savivaldybėse, universitetuose ir kitur. Tai yra užtikrinama šeimai palanki aplinka tokiose vietose. Tai yra numatoma ne tik politikoje, bet ir apskritai kasdienėme gyvenime stengiamasi įvesti šeimai palankius aspektus. More than 2000 organizations audited is family friendly in Hungary, and more than almost Atlikus vertinimą šalyje buvo nustatyta, jog šalyje yra daugiau negu 2,5 tūkstančio šeimai palankių organizacijų. Yra nemažai savivaldybių, kurios siekia tapti to
vardo, jog jos yra šeimai palankios savivaldybės. Na, apie šeimai palankę politiką, politikos priemonės galėčiau tikrai kalbėti, tiesiog neturiu tiek daug laiko. Tačiau galiu pasakyti, jog per pastaruosius 50 metų Vengrijoje apskritai buvo šeimai palankus laikmetis. Svarbiausia yra tai, jog sustiprėjo šeimos vertybės Vengrijoje, tampa lengviau balansuoti šeimą ir darbą. Ir pabaigai galiu pasakyti, jog įvertinus Vengrijoje veikiančias priemonės yra skaičiuojama, kad daugiau negu 200 tūkstančių vaikų gimė per pastarosius 15 metų Vengrijoje. Tad būtų galima kelti klausimą, ar buvo verta įvesti tokias priemonės, tad tikrai vertinus mūsų gimstamumo rodiklį tikrai būtų galima patvirtinti, kad taip iš ties tai buvo verta. Vengrijos iš tikrųjų valstybė, kuri viena pirmųjų Europoje turbūt pradėjo garsiai kalbėti apie socialinių priemonių taikymą gimstamumo didinimui, taigi labai buvo puiku išgirsti iš pirmų lūpų pagaliau, o ne iš antrinių šaltinių apie tai, kokios ten konkrečiai priemonės ir kaip jos veikia.